7 šalto dušo privalumai ir kaip tai padaryti. Numeris 1. Nuotaika. Padarius šaltą dušą ryte 100% nuotaika garantuota. Plius psichologinė sveikata ir savijauta. Be to dar padeda gydyti depresiją ir vaistus nuo nuovargio. Numeris 2. Greitas atsistatymas. Po sportinio krūvio ar po darbo arba po kažkokių traumų garantuotas greitesnis atsistatymas po šalto dušo. 3. Raumenų skausmas. 50% minimum sumažėja raumenų skausmas. 4. Uždegimai. Bendras viso kūno bet kokio uždegimo sumažėjimas. 5. Kognityvas / mąstymas. Padidėja kognityvinė funkcija minimum 2 x. Metabolizmas. 6. Pagreitėja medžiagų apykaita bei pagreitėja riebalų deginimas. Garantuotai. 7. Sąnarių skausmas. Sumažės sąnarių skausmas bei uždegimas, ypač gerai reumatoidinio artrito atveju. Tas, kas man ir buvo diagnozuota daktarų. Papasakosiu dar apie šitą dalyką plačiau. Kaip tai padaryti? Nuo ko pradėti? Rekomenduojama atsikelti ryte ir tiesiai į dušą, nusimaudai po šiltu vandeniu ir užsipili šalto vandens nuo 10-30 sekundžių ir didini iki minutės. Tai darai, kol galėsi jau vien tik po šaltų lyst iš pat ryto atsikėlęs. Kaip aš dariau, tai daviau savo 30 dienų iššūkį ir 17 dieną jau lindau vien tik po šaltų vandeniu. Ryte atsikėlus, iš karto vos pramerkus akis. Tai darau iki pat šiandien, jau yra apie daugiau negu pusę metų. Tikrai nesigailiu šitą dalyką pabandęs. Tiksliau ne pabandęs, o jau darantis, nes pabandęs jau buvau prieš tai kelis kartus, bet vis kažkas sutrukdydavo. Bet šį kartą, manau, nebesustosiu. Dar prieš viso šito, kas įkvėpė, su tokia draugė kalbėjom apie sveikatingumus, apie visokius įdomius dalykus. Ir sako, aš jau 3 metai maudaus už šaltų dušų. Tai galvoju, kuo aš išskirtinis. Be to dar viena draugė apie 20 metų maudos, jau dar seniau su ja buvom kalbėję. Tai vis galvodavau pabandyt va. Man vienas iš svarbiausių dalykų, dėl ko šaltas dušas yra man asmeniškai naudingas, tai sąnarių skausmas, kaip ir minėjau, buvo pripažintas man reumatoidinis artritas, daktarų ligoniniai. Tai po šalto dušo ir sveikatingumo faktas visų kitų dalykų pas daktarus nebesilankau. Bet tam reikia skirti laiko, informacijos turėti pakankamai ir viską galima susitvarkyti.